Labas, Aleksandra. Kol kas tas svajonė širdį, bet tikiuosi palauks įmonės. Buvo Vortuxas, kuris buvo virš 50 latelių. Man buvo čia tiesiog kosmosas. Papasakok apie šitą kuriozą su Aeropresu čempionatu. Su Aeropress. Kažkur čia dalyvavai, man atrodo, ne? Nedalyvavai? Atkojas man vieną kartą atsistoja techninis taisys. Jo. Matosi, kad užtinėti, bet ką padarysi? Ką padarysi? Ten buvo kažkaip rokiruotė, ten pradžioje ne tu buvai prezidentė, bet po to kažkaip, kas nutiko, kodėl reikėjo šitų pokyčių. Tai čia vienas iš prezidentės pažadų buvo turbūt, ne? Ausi sakė, o, Litexpress, sakau, ne visas, ne knygų mugėtlė. Vienintelė asociacijos nėra nei Latvijai, nei Estijai, nei dabar. Į Lenkiją biškį ant stopo. Okay. Tai Lietuva vienintelis toks variantas ir aš manau visai mums gali pavykti. Tai didžiausias pliusas, pas mus visada labai šilta. Kai tu ateini, daug žmonių. Gurmanams ir melomanams kava ir vinilas.